O dabar norėčiau Jums tiesiog padėkoti ir judėti į priekį. Dėkui. Dabar vėlgi pas mus yra Kristina Malnačia. Ir tiesiog remiantis tuo, ką išgirdome, kur dabar esame, kokie yra prioritetai. Galbūt taigi, ką galėtų, kaip girdėjome šiandieną, Rail Baltica projektas yra didelis projektas, mega infrastruktūros projektas, gan sudėtingas mega infrastruktūros projektas. Ir vyksta veiklos visose trijose šalyse, skirtingos veiklos beje. Latvijoje daugiausia dėmesio skiriama keleivių stoties statyboms. Mes toj pradėsime magistralinės linijos statybą. Taip pat girdėjote, kas vyksta Estijoje ir Lietuvoje. Taigi daug vyksta gerų dalykų. Mūsų partneriai visose trijose šalyse yra puikus, nuostabios kompanijos, tiekėjai, rangovai, kurie padeda mums vykdyti šį projektą, siekti pažangos. Ir mes turime atminti, kad turime pasiekti, ir turėti omeny, kad turime pasiekti tikslą, pastatyti iki 30 metų ir mes negalime sulėtinti tempo, mes turime likti dėmesingi, visi įsitraukę, kiek galima labiau. Turime užtikrinti stabilius pinigų srautus mūsų investicijoms, kad turėtume pakankamai įvairiausių išteklių, kurių reikia ir tada tikrai galėsime sėkmingai gyveninti projektą. Todėl prašom nuolat domėtis Rail Baltica, susisiekime, teikite mums informaciją ir pasieksime 30 metų tikslą su tikra. Ačiū. Vėlgi visa informacija bus mūsų tinklalapiuose, socialinėse tinkluose, bus pateikti ir įrašai ir manau, kad bus daug susidomėjusių šio webinaro žiūrovų ir galiausiai pereikime prie deserto. Tai yra tema, su kuria mes dirbame kaip projektas, bet dar nėra labai daug informacijos apie tai, ką pasiekėme. Taigi, Kristina, gal jūs galėtumėte papasakoti apie Rail Baltica ir tvarę plėtrą. Ir aš žinau, kad prie jūsų prisijungs kiti žmonės ir kaip dalyviai. Ir gal galėsime pradėti nuo Stefano, nuo mūsų komandos, gal galėtumėt pasakyti porą žodžių ir žodis jums. Taip, ačiū. Kągi dabar pereikime prie ganėtinai naujos temos, sakyčiau, kuri anksčiau dar nebuvo labai plačiai aptarta. Rail Baltica. Ir tai yra mūsų indėlis į tvarę plėtrą. Kaip Rail Baltica gali prisidėti ir jau prisideda prie tvariosios plėtros. Šiomis dienomis tvarioji plėtra yra laikoma vienu iš pasaulinių iššūkių, su kuriuo susiduria pasaulis. Šiandien ir geležinkelis yra žaliausia ir švariausia transporto rūšis, todėl geležinkelis galima kurti tvarias ekonomikas ir tvarių gyvenimo būdą ir mes tikrai manome, kad Rail Baltica projektas prisidės prie tvariosios plėtros. Ir šiandien norėtume pristatyti jums, kaip Rail Baltica gali padėti ir padeda ir prisideda prie tvariosios plėtros. Taigi šiandien bus grupės specialistų diskusija, bus pristatymai iš mūsų panelinės diskusijos dalyvių pusės ir aš paprašiau šiandien prisijungti du mano kolegas. Šiandien studijoje turime Iveta Jėgerė, kuri yra teritorijų planavimo ir aplinkosaugos grupės vadovė Urban Rail.
Jungtinėje įmonėje ir toliau internetu prisijungė Stefano Manzo, mano artimas kolega, kuris yra transporto ekonomistas ir taip pat komandos vadovas, kuris vadovauja tvarumo tyrimui RB Rail, jungtinėje įmonė bendrovėje. Ir taip pat paprašėme prisijungti prie šios diskusijos ir Kamilę Vu, mūsų konsultantę, kuri yra viceprezidentė CPCS Europai ir Jungtiniai karalystiai. Tai yra konsultacijų įmonė, kuri daug dirba, su kuria mes daug bendradarbiavame šią temą. Taigi, norėčiau paminėti, kad kitais metais mes pradėjome tyrimą, kuris padėtų mums tvariai kurti, įgyvendinti ir vykdyti Rail Baltica projektą. Taigi šio tyrimo tikslas buvo apibriežti tvarumo principus, kuriais mes jau vadovaujamės ir toliau norime vadovautis ateityje. Taip pat apibriežti tą gerąją praktiką, ką mes jau darome Rail Baltica projekte, prisidėdami prie tvariosios plėtros. Ir taip pat mes norėtume sukurti matricą, kuri padėtų mums stebėti mūsų indėlį į tvarėją plėtrą, tam, kad galėtume įvertinti, kaip projektui sekasi šią prasme. Ir dabar, kaip pirmąją lektorę, aš norėčiau paprašyti mano kolegą pabrėžti ir paaiškinti vieną iš aspektų, kuris padeda mums pasiekti tvarumo tikslų, o būtent Rail Balticos elektrifikacija ateityje. Kaip mes galime prisidėti prie tvariosios plėtros, naudojant energiją ateityje. Žodis jums. Taip, ačiū labai dėkui. Dalinuosi vaizdu. Tikiuosi, kad matote mano pristatymą ir kad gerai mane girdite. Atsakymas yra taip. Puiku, taigi atsakymas į jūsų klausimą yra atsinaujinantis energijos šaltiniai. Ir norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, kokį vaidmenį atsinaujinantys energijos šaltiniai gali suvaidinti Rail Baltica projektuose ir kaip jie padės įgyvendinti tvarumo principus. Different sort of policy in terms of sustainability, but certainly one that we call Rail Baltica Global Project Green Vision. Mes tikrai turime Rail Baltica projekto žaliąją viziją, kuri susijusi su keliais aspektais. Ir iš jų vienas yra tikrai susijęs su mano pasisakymu. Tai yra trečiasis punktas, tai yra tvarus energijos šaltinių naudojimas statybų ir veiklos etapais. Ir kaip jau Kristina minėjo, tikslas yra sukurti visiškai elektrifikuotą infrastruktūros tinklą. Ir tai yra papildomas poreikis, kurį sukurs Rail Baltica, mes tam įsipareigojame ir dėsime papildomas investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius ir mes matome tame naudą, ne vien tik tai, kad pasieksime tvarumo tikslų, tai yra emisijų sumažinimo, bet taip pat matome ir socialinių, ekonominių naudų, kurios tiesiogiai susijęs su šia investicija.
yra darbų su atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir jų naudojimu Rail Baltica projekto metu. Taigi jau buvo minėta, kad bus vykdoma elektrifikacija ir mes planuojame, kad elektrifikacija ir energija bus naudojama tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Jūs matote, kad 293 tūkstančiai megavatvalandžių energijos bus naudojama per metus. Yra plus 3% energijos paklausa padidėjęs Baltijos valstybėse. Ir mes manome, kad paskatinsime investicijas Baltijos valstybėse į atsinaujinančius energijos sektorių ir mes kalbame pagrindę apie offshorinę vėjo jėgaines, kurio energiją naudos ne tik tai Rail Baltica, bet ir įvairių kitų sektorių įmonės. Ir taip sumažinsime priklausomybę nuo Baltijos valstybėse nuo išorinių energijos šaltinių ir taip pat prisidėsime prie technologijų plėtros ir mes dabar jau pradedame vykdyti tyrimą šiame sektoriuje ir viso to dėka bus sukurtos sektoriuje darbo vietos papildomos. Ir mes paskaičiavome, kad transporto sektoriuje Baltijos valstybėse galėsime sumažinti iškastinio kuro paklausą nuo 1,5 iki 3,3%. Tai žinoma, yra tik tai įvertinti paskaičiavimai ir reikės papildomai 354 milijonų investicijų, kad kompensuotume tai. Ir mes dar neturime nužymėto viso kelio, bet turime sumanymų, kaip galime dirbti šią kryptimi. Tai būtų Rail Baltica atsinaujinančios šaltinių energetikos strategija. Pirmiausia, turime užtikrinti ilgalaikį patikimą atsinaujinančių šaltinių energijos tiekimą, bendradarbiaujant su kitais rinkos dalyviais. Ir jau buvo minėta, kad turėsime pilnai elektrifikuotą infrastruktūrą. Kitaip tariant, ne tik tai lokomotyvai, bet ir visa infrastruktūra bus užmaitinama iš atsinaujinančių šaltinių, įskaitant papildomas paslaugas, aptarnavimą ir taip toliau. Taigi trumpai apibendrinant, reikia paminėti, kad užtikrinsime ilgalaikį patikimą atsinaujinančių energijos šaltinių maitinimą Rail Baltica projektui įgyvendinti ir tai yra pagrindinė mūsų tvarumo strategija ir tai bus daroma užmezgant stiprius partneriškus ryšius su atsinaujinančiais energijos šaltinių tiekėjais. Taip pat investuosime infrastruktūrą, generuoti savo atsinaujinančios energijos tiekimą, pavyzdžiui, saulės parkų, saulės jėgaines. Ir iš principo galima atgal į tinklą parduoti perteklinę pagamintą energiją ir mes remsime investicijas į atsinaujinančios energetiką Baltijos valstybėse ir mes matome ilgalaikės naudas, tai yra mes remsime investicijas ir taip pat
įskaitant And with ir this, tyrimų I paramą, conclude this ekspertinių short žinių kaupimą introduction. ir panašiai. Taigi tiek What is going to be, how trumpai do we see, apie let's say, the tai, role of renewable energy in the Rail Baltica project? kaip mes matome Rail Balticos dalyvavimą atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Ačiū labai, Stefano, jūs puikiai apibūdinote, kaip Rail Baltica planuoja dalyvauti šioje srityje ir reikėtų paminėti, kad bendrai mes planuojame didinti energijos suvartojimą kiekvienoje Baltijos valstybėje po 3% ir tie 3% turėtų ateiti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir žinoma, taip, Rail Baltica didins investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius ir tai yra mūsų ateities vienas iš tikslų. Dabar norėčiau šiek tiek atsitolinti ir aptarti platesnį tvarumo aspektą. Ir dabar norėčiau perduoti žodį Kamilgu iš CPCS, kad ji apžvelgtų Rail Balticos vaidmenį tvariosios plėtros požiūriu. Labą dieną ir dėkoju, Kristina, už galimybę dalyvauti šiame renginyje. Aš esu Kamilė Vu, aš esu strategijos ir ekonomikos departamento vadovė Rail Baltica projekte. Taigi, šiek tiek pakalbėsiu apie tvarumo vaidmenį, būtent Rail Baltica kontekste. Taigi, iš tikrųjų yra svarbu žinoti, kas yra tvarumo turinys. Tai pirmiausia, pats projektas turi būti tvarus. Siekiama, kad apie 10 kartų sumažės emisijų išmetimas, išmetamų taršalų kiekis. Ir kadangi kalbame apie didelio greičio traukinius, iš tikrųjų didelis kiekis žmonių galės keliauti iš vienos vietos į kitą. Taigi, tarp tikslų galima paminėti tvaraus geležinkelių transporto skatinimą, skaitmeninių technologijų naudojimo palaikymą, gerinti tarptautinių bilietų prieinamumą, geležinkelių infrastruktūros įgyvendinimą, daugiarūšio transeuropinio transporto tinklo kūrimą. Aišku, kai projektas bus įgyvendinamas ir viskas funkcionuos, tuomet galėsime kalbėti apie papildomus privalumus ir, sakykime, tarp jų bus anglies neutralumo tikslas pasiekimas iki 50 metų ir daug kitų. Kalbant toliau apie Rail Baltica indėlį į įgyvendinant Jungtinių tautų tvaraus vystymosi tikslus, kaip matote, iš tiesų yra visa eilė tikslų. Žmonės daugiausia galvoja apie aplinkosaugos tikslus, tačiau čia iš tikrųjų galima kalbėti apie daugybę temų, kurias apima tvarumo sąvoka. Ir visų pirma, ką norime pasakyti šiais tvaraus vystymosi tikslais, yra, kad tvarumo esmė yra patenkinti dabarties poreikius, nepakenkiant ateities kartų galimybėms tenkinti jų poreikius. Taigi, tiesioginis ryšys su geležinkelio infrastruktūra atsispindi 9 tiksluose. Pirmiausia,
9 tikslas - pramonė, inovacijos, infrastruktūra, tuomet tvarūs miestai ir bendruomenės, 13 - klimato veiksmai ir 17 - partnerystės siekiant tikslų. Žinoma, šiuo metu visi esame labai suinteresuoti mažinti klimato pokyčių daromą įtaką. Tačiau žiūrime ne vien į aplinkosauginę, bet ir į visą eilę kitų sričių. Žalioji vizija ir kaip Rail Baltica gali prisidėti šiame kontekste. Tai turbūt galima išskirti visą eilę prioritetų, tokių kaip geležinkelio nulinis poveikis aplinkai, tiek operacijų, tiek priežiūros fazėse, patikima geležinkelio infrastruktūra, kur yra atspari klimato pokyčiams, tvarus energijos išteklių naudojimas tiek per operacijų etapus, aplinkai draugiškų statybos medžiagų pasirinkimas, medžiagų, kurios galėtų būti perdirbamos, panaudojamos dar kartą, tvarios, taip pat aplinkosaugos kompensavimo mechanizmai, inovacijos. Aš mielai atsakysiu į jūsų klausimus, tačiau dar norėjau pasidalinti keletų pavyzdžių, kurie susiję tiek su projektavimo, tiek su statybos, tiek su operacijų etapu. Ir tarp jų yra klimato kaitos švelninimas ir geresnis prisitaikymas, taip pat bendruomenės vystymas, socialiniai lygybė, įtrauktis, bendruomenės sveikata ir sauga, žalioji technologija, skaitmeninimas, suinteresuotųjų šalių santykiai, tvarūs pirkimai. Iš tikrųjų tikiu, kad šis projektas duos labai tvarų indėlį siekiant mūsų visų bendro tikslo. Dėkoju. Dėkoju, Kamila, už jūsų puikias įžvalgas. Kaip jūs paaiškinote, iš tikrųjų tvarumas, kai mes apie jį galvojame, pirmiausia, yra susijęs su aplinkosauga ir poveikiu būtent aplinkai. Tačiau tiesa yra ir kitų sričių, apie kurias mes turime galvoti ir kurioms turime skirti dėmesį, kaip mes iš tikrųjų jas veikiame, įtakojame. Jūs minėjote pramonę, jūs minėjote visuomenę, taip pat ekonomiką, kultūros paveldą, daugybę įvairių sričių. Ir tai, kaip mes, sakykime, valdome, įgyvendiname projektus, visą tai be abejo turi įtaką tvarumui ir tam, kaip mes veikiame. Ir mūsų visų tikslas yra išlaikyti aplinką bent jau tokiame stovyje, kaip ji yra būsimoms kartoms. Mes visi mėginame identifikuoti visus gerus dalykus, kuriuos jau įgyvendiname Rail Baltica projekto rėmuose, tačiau dabar norėčiau paklausti Ivetos, kaip užtikrinti, kad tie įsipareigojimai, kuriuos mes norime savo užsikelti, kad jie taps galiausiai realybę. Kaip tą padaryti? Labai paprastas, bet tuo pat metu ir komplikuotas klausimas. Na, pirmiausia, manau, požiūris į tvarumą turi būti sistemingas. Mes turime visos suinteresuotos šalys suprasti, kadangi projektas yra toks didžiulis, yra tiek daug suinteresuotų šalių, kad aukštesniojo lygio vadovai
o taip pat ir visi kiti suprastų tiek principus, tiek tikslus, kuriuos būtina pabrėžti. Tai yra labai svarbus dalykas. Tuo pat metu, taip pat žvelgiant į istorinę perspektyvą, kai tvarumą visi įsivaizdavo kažką kaip naują dalyką, kultūrinis kontekstas, vertybės, aistra, visa tai taip pat turi būti pabrėžiama, kadangi jeigu tai neis iš širdies, tai nieko ir nepadarysime praktikoje. Tačiau ką dar norėčiau papildomai paminėti, ypač kai kalbame apie verslo aplinką, tiekėjus, visi mes įsivaizduojame, kad yra poreikis būtent tvarumo, tvariam požiūriui. Visose gyvenimo srityse mes turime turėti tam tikrą reguliavimą ir, aišku, reikalavimus. Ir šiuo atveju, gal reikia kalbėti apie kažkokią motyvaciją. Ir aš turiu omenyje didelį Europos kontekstą. Mes gyvename besikeičiančioje aplinkoje, kalbant apie tvarumo suvokimą, keičiasi reguliavimas. Ir po to galime atsiskaityti, kaip mums pavyko. Visi tiekėjai jau esame ir būsimi, mes visi esame susiję tam tikromis gijomis, esame tam tikrame tinkle. Ir mums tikrai reikia bendradarbiauti. Mums reikia turėti priėjimą prie duomenų iš kitų ir tuomet mes galėsime pasinaudoti mūsų kolegų ar kitų privalumais ir išmoktomis pamokomis. Aš tikiuosi, kad ateityje mes turėsime analizę, kuri bus grįsta duomenimis, tiek ekonomiškai, tiek finansiškai, kur bus parodyti tie visi privalumai, nauda ir mes visi galėsime mokytis vieni iš kitų. Ir čia aš galvoju, kad viskas vyksta spirale. Kalbant apie įsipareigojimus tvarumo srityje, taip kaip mes darome, manau, dabar yra tikrai tinkamas metas. Ir mes laiku peržiūrime savo tikslus ir ši diskusija taip pat yra labai savalaikė, manau. Dėkoju, Iveta, manau, jūs pabrėžėte tikrai svarbius dalykus. Ir, aišku, nusiteikimas, noras prisidėti prie tvarumo principų yra labai svarbus. Tačiau šalia to, būtent kaip mes įgyvendiname ir vertiname bei prižiūrime savo veiklą, yra labai svarbu. Noriu paklausti Kamil, jūs daugelį projektų stebėjote, kaip viskas vyksta ir gal galite pasakyti, ką Rail Baltica galėtų pasimokyti iš projektų įgyvendintų kitose pasaulio šalyse, būdama tokiu mega projektu, galbūt projektu, kuriame bus įgyvendinamos tam tikros inovacijos, galbūt pasidalinti patirtimi. Ačiū, Kristina. Taip, manau, tikrai jūs gerai pasakėte, kad vieniems iš kitų yra labai daug ko išmokti. Ir iš rinkos perspektyvos taip pat, kadangi Rail Baltica yra iš tikrųjų labai reikšmingas projektas ir ji turi galimybę įgyvendinti nuo pat pradžių labiau tokias tvarias praktikas ir būtent tai yra sritis, kur rinka tikrai galėtų mokytis, kaip Rail Baltica pasirenka tam tikrus sprendimus tiek iš statybos, tiek iš operacijų požiūrių.
Ir manau, kad šiame projekte taip pat galime labai daug pasimokyti iš daugelio kitų pasaulyje vykdytų projektų, pasiskolinant geriausią praktiką. Niekada nevėlu mokytis iš kitų projektų geležinkelio srityje. Aš manau, kad Rail Baltica tai ir daro ir bus labai įdomu iš tikrųjų rinkoje toliau mokytis būtent iš šio projekto. Vienas iš pagrindinių aspektų, kalbant apie rinką, yra, kai Rail Baltica daro pažangą toliau, o taip pat ir pereina nuo statybos etapo prie operacijų. Manau, tai yra esminis laikas, kalbant apie tvarumą, kai jau projektas bus daugmaž įgyvendintas, kalbant apie aplinkosaugos poveikį ir daug kitų aspektų, laikantis visų reikalavimų, siekiant paties geriausio tikslo. Ir taip pat operacijų prasme geresnės sąlygos, didesnis saugumas, priežiūra, visi tie dalykai taip pat yra nemažiau svarbus. Visa tai yra iš tikrųjų apie tvarumą ir tai be abejo bus pripažįstama. Šiek tiek tęsant, norėčiau klausti Ivetos. Jūs jau kurį laiką dalyvaujate projekte, jūs atidžiai stebėjote infrastruktūros projektavimo etapą. Ar gal galite pateikti kažkokių gerų pavyzdžių, į kuriuos būtų galima atsižvelgti? Kaip aplinkosaugininkė noriu žiūrėti pirmiausia, kaip mes siekiame sušvelninti klimato pokyčius, naudodami įvairias priemonės, tačiau suprantat visą kontekstą ir tai, kas yra mūsų klausytojai, aš galbūt labiau žiūrėčiau į praktinius dalykus, kaip, sakykime, pirkimai. Ir kalbant apie detalės, labiau techninius dalykus, aspektus, norėčiau pakalbėti, kad kiekvieną kartą, kai vyksta pirkimai, paprastai atsižvelgiama ir į tvarumo aspektus, kurie yra susijęs su paslaugų, prekių pirkimu, ką mes perkame. Taigi, kokios galimybės. Ir vienas iš pavyzdžių, kurį norėčiau paminėti, kaip mes darome tai statybų pirkimuose. Žinoma, yra skirtingi būdai skirtingose šalyse, yra didžiuliai kontraktai, yra maži. Tačiau kas yra vienoda, tai kad techniniai reikalavimai atsižvelgiant į aplinką yra vienodi. Ir jie apibrėžia, kaip mes turime atsižvelgti į kiekvieną aplinkosauginį aspektą statybos metu. Iš rangovo reikalaujama sukurti savo aplinkosauginę stebėjimo sistemą. Ir tai yra būtent tvarios statybos metodo taikymas, taip pat žalesnio kuro naudojimas tiek statybos aikštelėje, tiek už jo ribų. Taip pat tokie dalykai, jeigu, sakykime, to reikia, perdirbamų medžiagų naudojimas. Taigi, tai gali būti įtraukiama į pirkimų kriterijus, kad rangovas galėtų pademonstruoti savo nusiteikimą siekti tvarumo, tiek kalbant apie plieną, tiek apie betoną. Kiekvienas pirkimas gali būti šiek tiek skirtingas, tačiau yra tam tikri reikalavimai, kurie visur pasikartoja. Didžiausias iššūkis mums visiems yra konkrečiai įvertinti statybos metu, kaip
tai yra vykdoma ir kad mes galėtume gauti tą informaciją, duomenis, išanalizuoti ir padaryti tai kaip galima greičiau. Kaip tai padaryti greičiau, kaip tai padaryti tinkamiau. Ir kągi mes darome su duomenimis ir kaip lyginame savo tikslus. Žvelgiant į statybos laikotarpį, kalbant apie oro taršą, triukšmą, ar yra kažkokių tai sušvelninimo, klimato pokyčių, poveikio sušvelninimo priemonių, į kurias galima atsižvelgti. Taip, tai iš tikrųjų yra įtraukta į projektavimą. Pirmiausia, ateityje infrastruktūros naudojimo intensyvumas neturės didelio neigiamo poveikio visuomeniai, gamtai, įvairiems aplinkosaugos dalykams. Aišku, triukšmo sienelių statyba, taip pat vibracijos mažinimas tam tikromis priemonėmis, visa tai yra įgyvendinama. Tai triukšmas, vibracija ir kiti dalykai statybos etape turi būti taip pat patraukti dėmesį ir būtina turėti priemonės, sakykime, statybos aikštelės dulkių mažinimui ir reaguoti į bet kokius skundus, kurių gali atsirasti statybos laikotarpiu. Jūs kartais galvojate, kad jūsų darbas nekelia jokių problemų vietos gyventojams, tačiau dažnai vis tik tai nusiskundimo atsiranda ir dėl to mes turime galvoti, kad mes turime kažką visame Baltijos regione, visose trijose valstybėse. Tai yra gan ilgas laikotarpis ir mes turime gyventi kartu, sugyventi su vietos žmonėmis. Yra priemonių tiek per statybos laikotarpiu, tiek ir vėliau, kad laikytis ir visų reikalavimų. Ačiū labai, Iveta, ir jūs, Kamila, esate kaip ir išorinis subjektas ir galite šiek tiek iš išorės pasižiūrėti į mūsų veiklą, nors jūs glaudžiai bendradarbiaujate tvarumo tikslai su mumis. Ir norėčiau paklausti, kokios būtų jūsų rekomendacijos Rail Balticos rangovams, tiekėjams, įgyvendintojams? Kokios būtų pagrindinės kryptys, kurias turėtų susitelkti Rail Baltica, kad galėtų puoselėti tvarią plėtrą ir labiausiai prisidėtų? Ačiū, Kristina. Aš manau, kad Iveta kuo puikiausiai jau apriepė įvairias tvarumo sritis, su kuriomis jau dirba projektas. Ir taip svarbu, kad statybvietės visi rūpintųsi
tvarėja plėtruma, tvarumu ir svarbu, kad toliau tai būtų daroma ir, kaip jau buvo minėta, labai svarbu sukurti tą bendrąją matricą, kurią galima būtų stebėti, vertinti ir tobulinti įgyvendinimo metu. Toliau galima būtų ir toliau integruoti ir kitą tvarumo metriką į viešųjų pirkimų procesą, tam, kad tvarumas taip pat įeitų į lūkesčius, kuriuos žinos būsimi rangovai. Taip pat yra galbūt ir socialiniai aspektai, kuriuos reikėtų atsižvelgti, vertėtų atsižvelgti konkrečiuose projektuose. Aš manau, kad kalbant apie socialinio lygiavertiškumo aspektai gali būti svarbus, socialinė įtrauktis ir taip pat svarbu atsižvelgti ir į pasiūlymus nepalankesnėje padėtyje esantiems keleiviams, studentams ir kitiems. Aš manau, kad dar viena labai svarbi sritis įgyvendinimo metu ir po jų yra tai, kad galima būtų integruoti technologijas į įvairius sprendimus. Aš žinau, kad Rail Baltica jau yra padirbėjusi šioje srityje ir atsižvelgia į tokias aspektus kaip telekomunikacija, energetikos, skaitmeninė infrastruktūra ir panašiai. Tai yra taip vadinamasis didysis pirmasis principas, pagal kurį mes norime užtikrinti, kad visos ateityje reikalingos technologijos būtų apsvarstytos įgyvendinimo metu. Aš manau bendrai, kad Rail Baltica jau juda tinkama kryptimi, nes mūsų tyrimo metu jau yra dirbama, kad galima būtų nustatyti šitą matricą bendrąją ir stebėti įvairius tvarumo aspektus, kad galėtume užtikrinti mūsų pažangą juose ir stebėti viską, kaip vyksta su laiku. Ačiū labai. Ir mes dar turime mūsų tiekėjų ir dabartinių ir būsimų tarp mūsų žiūrovų. Taigi, mano klausimas dabar jums, Iveta. Jūsų manymu, ko gali tikėtis ateityje mūsų tiekėjai iš Rail Baltica, atsižvelgiant į tai, kad mes vis daugiau akcentuojame tvarumo principus ir tvariąją praktiką? Keliais žodžiais galėčiau pasakyti, ir beje, tai lygiai taip pat galioja ir mums, ir tiekėjus. Dabar mes visi turime teikti tas naujasias tvarumo ataskaitas ir aš manau, naujieji aspektai, kaip galima matuoti veiklą, reikia atsiskaityti, teikti tvarumo ataskaitas ir taip toliau, ir turi būti skaidriais.